Sveiki, šiuo metu su jumis kalba mokslo draugas Saška 2000. Malonu su jumis susipažinti. Taigi, kokius jūs apie rombą? Pradėkime nuo apibrėžimo. Rombas tai yra lygiagretainis, kurio visus kraštinės yra lygios. Išmokime. Taigi, prieikime prie kraštinių ir perimetro. Kraštinės ir jų savybės. AB lygu BC lygu CD lygu DA, o ABCD yra rombas. Taigi, prieikime prie brėžinio. AB, kaip matote, CBC, CD, DA yra lygus. Taip pat galima pastebėti, kad jie lygus dėl jų brūkšnikų skaičiaus. Kadangi visos rombo kraštinės yra lygios, ir jeigu viena kraštinė yra 8 cm, tai ir kitas kraštinės bus 8 cm. Kaipgi mes apskaičiuosim perimetrą? Taigi, pažiūrėkime į perimetrą. Perimetras tai visų kraštinių suma. Taigi, rombo perimetrą galima apskaičiuoti padauginus 4 iš A, tai yra viena iš mūsų kraštinių. Arba visas kraštinės sudedame. Tai yra vieni iš paprasčiausių būdų ir turbūt patys pagrindiniai. Kampas A lygu kampas C, kampas B lygu kampas D. Visų kampų suma yra 360 laipsnių. Įsiminkite. Dviejų kampų suma bus 180 laipsnių. Galite įsitikinti, pridėję kampą A plus kampą B, tikrai gausite 180. Jei negausite 180, tai ne kitur kampis. Kaip jau matote brėžinyje, kampas B yra lygus kampui D, o kampas C yra lygus kampui A. Muzika baigėsi, o dabar prieikime prie įstrižainio. Įstrižainių savybės. Įstrižainis dalyja rombą ir jo kampus pusiau. Taigi, žiūrėkite. O lygu OC, BO lygu OD, AC statmena BD. Galime įsitikinti pažiūrėję šį brėžinį. Kaip ir sakiau, kraštinė AO lygi kraštiniai OC, o kraštinė DO lygi kraštiniai BO. Taip pat matome, kad taške O visą laiką susidarys statmenas kampas. Dabar įdėmiai peržiūrėkite brėžinį. Dabar įsitikinsime, kad įstrižainė kampus dalyja pusiau. Taigi, pažiūrėkime į brėžinį. Kaip matome, kampai yra lygiai padalinti pusiau. Tai reiškia, kad kiekvienas kampas ir jo pusė bus lygiai kitai pusiai. Pavyzdžiui, kampas B padalintas į dvi pusės. Tai bus kampas 3 ir kampas 4, jie bus lygus. Taip pat yra su kitais kampais. Dabar pažiūrėkime į kitą taisyklę. Kampas 1 bus visą laiką lygus kampui 2, kampui 3, kampui 4. Taip pat yra su kampu 5, kuris bus lygus ir 6, ir 7, ir 8. Jie visi bus lygus vienas kitam. Galų gale priėjome prie apibendrinimų. Taigi, peržiūrėkime, ką šiandien išmokome ir pabandykime įsiminti. Rombo priešingosios kraštinės yra lygiagrečios. Rombo kraštinės yra lygios. Rombo priešingiai kampai yra lygus. Rombo įstrižainė susikirpdama viena į kitą dalyje pusiau.
Rombo įstrižainė susikerta stačiu kampu, rombo įstrižainės kampų dalyje pusiau. Taigi, metas užduotims.